Taro kortų būrimas tau. Aha, sprendimą dabar priimi ir nežinai, ar tas sprendimas tikrai teisingas, arba mažai rūpinėsi savimi, korta sako, reikia daugiau rūpinti savimi, galbūt pergyveni, kažką praradai, pinigėlius praradai labai panašu, galbūt kažkas paskolina, arba pavogė ir viskas tos pinigėlius iš tavęs, galbūt apgavo, taip, apgaulės metu, galbūt tu tikėjaisi kažkokią pinigėlę, galbūt darbe tikėjaisi, didesnio darbo užmokesčio, taip, bet iki šioliai dar jo ir taip ir nesulaukė. Tai vat ką daryti tokiu atveju, taip, parašyk man asmeninę žinutę ir mes užklausim taro kortų, vat ką daryti, kai vat tikiesi vieno, o negauni to, galbūt tavo kažkokia klaida, galbūt tų žmonių darbdavių klaida, taip, ir taip toliau. O šiaip, jeigu norėsi, pavyzdžiui, keisti, taip, savo darbo sritį, tai mano puslapyje lana.lt skiltyje astrologija yra puikus astrologinis asmeninis horoskopas, kuris visada pagal žvaigždes gali tau patarti, kokią sritį pasirinkti ir kur daugiausia galėtum užsidirbti. O šiaip kortos sako apie tai, kad kompanija buvo puikiai, tokia puikiai kompanija buvo, toks vyras fainas, puikus, smagus ir dabar tu daug galvoji apie jį, jis paliko įspūdį tau, bet kažkodėl nepasirodo tavo gyvenime, tik svajonės, tik norai tavo apie jį, neduoda tau tos ramybės, o tu netgi pavargusi nuo jo, tau jau praradai tikėjimą, kad jūs kada nors pasimatysit ir susitiksit. Ar tikrai tai tiesa? Rašyk man asmeninę žinutę ir mes visada galim užklausti taro korto, ar jis galvoja apie tave. Dar taip, tu bijai jį prarasti, tu labai stipriai bijai jį prarasti. Bet tuo pačiu metu tu dar bijai, kad jis tave gali apgauti. Vat kaip tarp praradimo ir baimės apgaulės, tu bijai, kaip atrodo, bandai apsaugoti save nuo šitų santykių. Kaip ir norėtųsi, kad parašytų, paskambintų, bet tuo pačiu metu bijai, kad jis tave apgaus. O korta patarė tau, kad perspektyvos yra, bet įdomu, ką jis galvoja apie tave. Tu galvoji, kad jis tave nemyli, taip? O jis galvoja visai kitaip. Ką jis galvoja? Parašyk man žinutę ir mes užklausim taro kortų, ką jis galvoja apie tave.